Sveiki, čia Round fondas, YouTube kanalas ir aš Ruslanas, fondo globėjas. Šiandienos tema yra pagrindiniai Dievo karalystės gausos principai. Tai čia YouTube aš galėsiu truputį ilgesnį video padaryti su trupučiu paaiškinimu, savo patirties pasidalinimu, savo liudijimu ir panašiai. Tai kokie tie dėsniai iš esmės yra? Tai sėjos ir pjūties principas. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Galatams 6:7. Tai pagrindinis karalystės dėsnis. Jei sėjai meilę, gausi meilę. Jei sėjai dosnumą, pajusi aprūpinimą. Jei sėjai tarnystę, pajusi tarnaujančius tau. Jei sėjai pinigus, pajusi finansinę tą grąžą. Svarbu sėkla, kur pateks, į kokias rankas, į kokią dirvą. Ir čia tikrai labai svarbu, nes kai mes duodam, gal geriau žinoti, aišku, duodam Dievui, Dievas viską kontroliuoja, bet vis tiek Dievas sako, būkite išmintingi. Jeigu alkoholikas ateis, paprašys ant alkoholio, tai gali jį pražudyti, ar ten reikia duoti. Kartais tu net nežinai, gali čia išgelbėti jam tą gyvybę. Čia sudėtingas toks su ta dirva, bet tikrai galima atskirti, kur dvasia šaukia duoto, kur dvasia truputį stabdo tą davimą. Tai sėti į tą dirvą. Nes kas iš to, jeigu tu pasėsi, tarkim per Round, bet ką ten palaiminsi, bet kokiam ten duosi tą verslą, tai ten tie erškėčiai užaugs ir tu neturėsi pats galimybės ten kažką tai padaryti. Aišku, Dievas sutvarkys, bet kam tie erškėčiai toj geroj dirvoj, tai geriau natūrali tokia tikra atranka, kur pastorius gali rekomenduoti žmogų, aprašyti jį. Žmogus, negalime taip greit tą žmogų nuskanuoti. Aišku, galima nuskanuoti, nes kai kurie žmonės turi tą tokį gebėjimą pamatyti giliau žmogaus širdį ar panašiai, bet yra struktūra, yra fonde tokie prioritetiniai galbūt dalykai, išanalizuoti kartu su Dievu, ką mes laiminsim, kam mes suteiksim, tarkim, tuos resursus, kad būtų galima gauti tų kažkokių tai rezultatų Dievo karalystės labą, aišku. Tai kas gausiai sėja, tas gausiai ir pjaus. Dievas myli linksmą davėją. Tai kai mes sėjam, mes jau žinom, kad mes gausim, kai yra gera dirva, taip? Nes nėra kito šanso. Tai yra Dievo karalystės sėjos ir pjūties dėsnis. Gausiai pasėsim, gausiai nupjausim. Toks ir dar su nuotaika. Aišku, darbas sunkus sėjėjo. Tu sėjai ir kažkada ten tau užaugs. Dar ir laiko reikia. Iškart neužauga taip greit. Bet kai tu žinai dvasioje, esi su Dievu ir tikrai ateina ir ta šypsena tikrai jinai verta to, ką tu gausi, kokią sėklą užaugs. Toliau davimo ir gavimo principas. Duokite ir jums bus duota. Lukas 6:38. Karalystės žmogus supranta, kad duoti yra pradas gauti. Kai duodi, tu paleidi kontrolę ir atveri rankas Dievui. Tu pripažįsti, kad esi kanalas, o ne savininkas. Dievas sako, išmėginkite mane, Mato 3:10. Tai vienintelis atvejis, kai Dievas leidžia išmėginti Dievą žmogui. Nes įsivaizduoju, Dievas sako, išmėgink mane. Kūrėjas, visko savininkas sako, išmėgink mane. Ar aš neatversiu tau dangaus langų? Tai reiškia, tu pabandyk duoti, ar tu gausi. Ta davimo dvasia, kai jinai atsinaujina, kai jinai pražysta, kai jinai atgyja, tai prasideda tokie ypatingi dalykai.
Nebūtinai ten finansus tu duodi maldą už kitą, duodi maldą už bažnyčią, už pastorių, už jo šeimą, už artimuosius ir taip toliau. Jau malda yra davimas, prašymas. Ir, žinot, duodi meilę žmogui, parodai žmogui tą meilę, kaip Dievas tave pamilo. Dariau eksperimentą kažkada, tai ar žmogus sugebės parodyti tą Dievo meilę, perduoti kitam. Nors ir tokie, artimi žmonės tarp brolių seserų grupėje tas eksperimentas buvo, bet buvo žiauriai sudėtinga ir niekas negalėjo perduoti tos meilės, dieviškos meilės, tą, kurią jie patys patyrė, kaip iki ašarų, iki tiesiog. Tai tas gavimo procesas, davimo, gavimo. Ir kai tu įsijungi į ciklą, duodi, tada jau kažkaip gauni, vėl duodi, vėl gauni, vėl duodi, vėl gauni. Ir jau netgi gaunasi, kad taip, Dievas tave laimina ir laimina ir laimina ir laimina, nes nuo to, kad tu gauni. Ir toks buvo, tarkim, momentas, kai tikrai stiprus palaiminimai nuo to davimo ėjo. Labai labai stiprus ir mano širdelė truputį nuslydo daugiau į tokį savo naudos, tokį pasitenkinimą, tokie restoranai ir panašiai, gyvenimas Dubajuje. Ir vienu momentu pajaučiau, kad Dievas kažkaip, kad slysta truputį iš rankų. Finansai ne tiek stipriai sumažėjo, bet jie pradėjo mažėti. Ir jie nekyla, nes, kaip ir turėtų, tu duodi daugiau ir panašiai, turėtų daugiau ateiti, o jie kažkaip stabdosi, žiūriu, man pradėjo sudėtingiau darytis gyventi ir panašiai, ir tokiu būdu kažkokiu ypatingu, neypatingu yra istorija, gal kažkada paliudysiu, atsiduriu Šri Lankoj, kur džiunglės, beždžionės, okeanas ir pusryčiai, pietus, vienas euras. Ir žinot, su tais pinigais ten aš buvau labai galingai, jaučiausi stipriai. Tai Dievas išvedė ir ten mes su Dievu sudėliojom tą visą planą, visą strategiją, ką Dievas nori, kaip nori, tą globalų visą pasaulinį tą tinklą išvystyti, DAO tą verslo modelį, decentralizuotą ir panašiai. Tai žodžiu davimas, gavimas, čia tas principas yra, tiesiog. Prioritetas Dievo karalystėje principas, kad pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Viskas bus pridėta, Mato 6:33. Dievo karalystės ekonomika veikia iš viršaus, subordinacija. Dievas pirmiausia. Ir kai mes surandam tuos rėmus karalystės, kai mes pradedam gyventi karalystės principais, kaip mokė Jėzus, tai tiesiog dingsta tas chaosas, dingsta tas stresas, dingsta ta nežinomybė. Viskas ateina savaime, darbas, ten apranga, namai, projektai, pelnas ir panašiai. Tai Dievo karalystės jau toj sistemai. Tu tiesiog, tai tokia galinga. Ir kai tu žinai, kad tu bendras savininkas, bendra paveldėtojas tos Dievo karalystės kartu su Jėzumi Kristumi, tai yra kažkas tai tokio. Ir kai žmogus bėga pagal gausą, bet ne pagal Dievą, tada viskas slysta iš rankų. Ir aš prisimenu, kaip mane išmetė iš krikščionių grupės verslininkų. Vien todėl, kad aš labai aktyviai ten dalyvavau, ten su tais prašymais, užsikabinau už eilučių, prašyk ir gausi, belsk bus atidaryta ir taip toliau. Tai aš bandžiau tą fondą išstumti į priekį kažkokiu tai būdu, prašyti ten tų paramų ir taip toliau. Tai išmetė mane iš ten.
bet nieko, viskas tvarkoj, Dievas turi geresnį planą mums. Tai gausa ta tokia nėra pagrindinis tikslas, jis yra kaip paklusnumo, ne, prioritetas tam Dievo karalystėje, va tas toks pasiekmė, kai tu Dievo karalystėje gyveni pagal Dievo karalystės principus, tai ta tokia pasiekmė, tas gėris ateina, nori, nenori. Nu va, ir priėjom prie paklusnumo principo. Jei klausysi viešpaties savo Dievo balso, tu būsi palaimintas mieste ir laukuose. Tai Įstatymo 28.1.6, ten galit paskaityti. Dievo palaiminimas yra susietas su paklusnumu, ne su pastangomis. Pasaulis sako, daryk daugiau, eik, verškis, lipk, ten griauk sienas ir panašiai. O Dievas sako, klausyk, daugiau klausykit. Tai pagal paklusnumą, tai Simonas Petras pakluso, nors ir žvejys senas, su patirtim, visą naktį žvejojo, nieko nepagavo, o Jėzus sako, mesk tinklus. Tai dėl tavo žodžio užmėsi. Užmetė, tinklai plyšo, dar reikėjo pagalbos, kad ištraukti visą tą žuvį. Tai kartais viena tik paklusnumo akimirka atneša daugiau gausos negu ten visos nakties darbas, be krypties, be tikslo. Tai paklusnumas Dievui, girdėjimas, Dievo valios vykdymas, jis atneša tą tokią gausą. Ne tik finansuose, ir sveikatą, ir daug. Ką pasėjom, tą ir pjaunam. Tai toliau valdymo principas yra. Kas ištikimas mažose dalykuose, tas ištikimas ir didelėse dalykuose. Tai ko skiriasi tas žmogus, kuris aukoja 10, tarkim, nuo 1 milijono ir 10 eurų nuo 100 aukojantis žmogus. Niekur nesiskiria. Dievo akimis jie lygiai vienodi, nes tai nėra sumos, nėra, kaip čia, Dievas nevertina per sumą, Dievas vertina per širdį. Jeigu tu sąžiningas, jeigu tu moki valdyti savo finansus, žinai, kad nuo pirmo derliaus tau reikia atiduoti 10 dalį, tai tu ir atiduodi. Gal esat kas susidūrė, kai tu gauni atlyginimą, tarkim, arba kažkokį tai dividendus, tarkim. Ir tu ten lauki to momento, kada reikės atiduoti tą 10. Ir praėjus kažkiek laiko, žiūri, kad jau pusę tų pinigų tu suvalgęs, tarkim, tai yra 100 eurų, kuriuos reikia atiduoti Dievui 10, ne, nuo tų, ką tu esi gavęs iš Dievo. Ir kai lieka 200 tau vis tiek 100 reikia atiduoti. Ir tu žiūri, kad tau jau gaunasi, čia jau 50% tavo sumos, kurią tu turi, reikia atiduoti. O jeigu tu viską išleidai ir liko tik 100, tai tau vos ne visą 100% atiduoti Dievui, kai tau pačiam net neužtenka. Tai todėl tas pirmas derliaus atidavimas yra labai svarbus. Ir valdymas, aš čia turbūt pabėgau, bet jo, ir kai Dievas mato, kad tu gali laisvas mažose dalykuose, tai jisai tau duos ir valdyti didesnius resursus. Nes kol tu nesutvarkysi mažų dalykų, kas tau duos didesnius tos dalykus. Nes jeigu tu tam mažame, nes aš sakau, jeigu tu nuo 100 netiduodi 10, kas tau duos 1 milijoną, kad tu atiduotum 100 000? Niekas, nes Dievui yra lygybė. Nėra taip, kad čia tas turtingas, o tas mažiau turtingas. Jie lygus. Tiesiog tau duota daugiau, tau truputį mažiau. Bet esmė nesikeičia, kad jie, lygus principas vienas ir tas pats. Tau reikia 10 atiduoti. Tai va. Tai reiškia, jeigu moki valdyti 100 eurų, gausi 10 000. Jeigu gausi 10 000, sutvarkysi, gausi 100 000. Taip toliau iki 100 milijardų, nes vis tiek viskas priklauso Dievui, niekur niekas nedingsta.
Tai vat ir priėjom prie to. Atiduok Dievui pirmojo derliaus principas. Pagerb viešpatį savo turto dalimi ir pirmomis savo derliaus vaisiais. Patarlių 3:9-10. Tai pirmiausia Dievui. Ne tada, kai mes jau ten silpnėjam finansiškai, bet tuo metu, kai mes patys stipriausi finansiškai, kai mes jau gavom, tada ir atiduodam. Tai yra superinis dalykas. Tada su džiaugsmu, su meile, tada tavo biudžetas jau skaičiuojasi, tu žinai, kiek tau liko, kad galėsi dar kažkur ten kažką tai paaukot. Ne tik 10, bet ir dar paaukosi kažkam, tai iš vis fantastika. Ir gali planuotis, gali sumažinti ant kavos savo išgerimo mieste iš 10 į 5 ir tai jau kiek pinigų susitaupo. Bet kai tu, sakau, atiduodi su džiaugsmu, su meile Dievui, sėji, tu žinai, kad gausi, tai čia yra kosmosas. Tai Dievas ir sako, tai dar ir pasitikėjimas čia išsivysto, kad tu pasitiki Dievu. Pasitikėjimas tai yra, žinot, labai stiprus dalykas. Kai tu pasitiki Dievu, Dievas pradeda pasitikėti tavim, duoti daugiau, tavo klonai bus pripildyti gausybės, ten Patarlių 30. Kitas punktas, kitas principas yra tarnystės ir karalystės investicijų principas. Kas laisto kitus, bus pats palaistytas. Patarlių 11:25. Gal čia ne visiškai teisingai, nes ne iš Dievo žodžio skaitau, bet Patarlių 11:25. Tai jeigu mes meldžiamės, jeigu mes duodame, jeigu mes siejame, jeigu mes gyvenam pagal karalystės principus ir tas tarnystės principas, tarnaujame Dievui, ne kažkokiam ten, nežinau, pasaulio valdovui, karaliui, o karalystės karaliui Jėzui Kristui, mūsų karalystės, ne jungtinės karalystės, UK. Tai Dievas ir duoda tos išteklius, per kuriuos jis gali veikti. Kai tavo veikla, kai tavo verslas arba kaip fondas, jis sukurtas Dievo ekonomikos toks įrankis, kad Dievas galėtų veikti per tave. Ir kodėl Dievas pats nedaro? Dievui ir taip viskas priklauso, jam nereikia, čia reikia mums. Ir kai fondas jau 5 metai čia sukasi, aš pabėgu ir atsitraukiu ir vėl ten gavom bažnyčią Čikagoje, ten ypatingai sudėtingas buvo projektas. Ir pati pradžia, bet Dievo pasitikėjimas, kad per tave ateina tokie dalykai, tokie projektai, tai bent jau kažkokią ten pradžią mes pradėjom, tai ačiū Dievui už tai. Bet Dievas pabaigė savo darbą ir bažnyčia ten pasistatė, atsirestauravo. Tai tas pats principas tarnystės, kai tu tarnauji, man nei čia įdomu, nei čia aš norėčiau, tarkim, daryti tos video, kur neteina jokie man čia, tarkim, kai pradėjau čia Lietuvoje dabar daryti, tą naują etapą, neatsirado nei vieno ten paaukotojo, nei vieno ten euro, kad man suteiktų džiaugsmą. Nes kai aš darau Dievui, Dievas mane aprūpina. Ir aprūpina per kitus kanalus. Ir tą aš labai puikiai jaučiu. Ir kai aš darau Dievui, Dievas mane aprūpina. Nebūtinai čia per jūs, nebūtinai per kažką, o pats Dievas jisai tiesiog. Už tos video, ten patikėkit manim, kaip jis laimina. Finansiškai. Nors fondas turėtų veikti per mus, per jūs. Ir nuo jūsų indėlio
finansinio indėlio priklausys to fondo veikla, fondo eiga. Bet mums užteks 2-3 verslininkų padarytų per fondą Lietuvoje, kad fondas pilnai 100% išsilaikytų vien iš tų verslų. Tai kai aš atrinksiu tuos žmonės, kurie bus palaiminti verslais, jiems bus visiškai vienodai, nes jie bus Dievo karalystės vaikai ir gyvens pagal Dievo karalystės principus. Aišku, kažkas gal ir nuklys, bet Dievas vis tiek sugrąžina vėliau ar anksčiau į tą kelią. Tai kaip ir sakiau, Dievas suteikia išteklius tiems, per kuriuos jis gali veikti. Jeigu Dievas pasitikė manim, aš pasitikiu Dievu ir mes veikiame išvien. Ir, labai faina. Ir jis užtikrina, kad man nieko netrūktų. Taip ir yra, man nieko netrūksta. Dar ir perteklius, kuriuo aš dalinuosi. Stebuklai. Ačiū Dievui. Jėga. Dėkingumo ir pasitenkinimo principas. Būkite dėkingi visame kame. Dėkingumas atneša dvasinę gausą. Jis keičia atmosferą, jis išlaiko širdį švarę ir atvirą. Dėkingas žmogus visada mato daugiau nei turi. Suprantat? Dėkingas. Nebegyvenkim, kaip čia pasakyti, nebegyvenkim poreikiais, to, ko nėra, bet gyvenkim tuo, ką turim. Ir kai mes pradedam pastebėti mažus dalykus aplink save, tarkim buvo su žmona toks pokalbis, tiksliau bažnyčiai, čia Alanijoje, Turkijoje, liudijo moteris, kaip anksčiau važiuodavo su kreditais į Turkiją pailsėti, kaip jiems, kaip čia pasakyti, kaip jiems gera, kaip jiems malonu ištrūkti iš tos aplinkos, kurioje yra ten, ir atvažiuoti į Alaniją. Ir aš žmonai sakau, kaip tu įsivaizduoji, žmonės pasižiūrė, kokie laimingi atvažiavę čia, o mums tokia kaip jau kasdienybė tapusi, kad mes žinom, kad jau prasidės ten lapai krist, mes dursim Turkijai. Turkija pasibaigs, prasidės truputį, vėsesni orai, kaip tik atslūksta oras Dubajuje, mes grįžtam atgal į Dubajų. Ir iki pat pavasario, kai sušylo oras, mes grįžtam į Europą. Tai tu jau to nebevertini, tu kažkaip atrodo, kad pripratai, bet kai pasižiūri, kad iš tikrųjų tai yra ypatinga Dievo dovana. Nors ir reikėjo etapų, reikėjo laiko pereiti, kad ir žmonos verslas susitvarkytų. Ir galiu pasakyti, kad žmonos verslą greičiau sutvarkė Dievas negu mano, kad aš galėčiau. Aš ilgai dar įkalintas buvau Londone, kad galėčiau taip važinėti po pasaulį. Per laiko juostas, per klimato juostas ir panašiai. Tai yra, ypatingai galinga Dievo žinia, kad vaikai, aš jumis pasirūpinsiu bet kokiom sąlygom. Nors ir iš Dubajaus buvo išvijęs į Šri Lanką. Bet Šri Lankoje aš jau pervertinau, įvertinau, supratau, taip Dieve, aš paklydau, aš ne taip padariau. Ir mes, sakau, ten Šri Lankui sudėliojom fondą ir aš dar Europą grįžęs, dar nesiryžau. Tiesiog, ką man čia reikia? Aš ir taip galiu pats uždirbti pinigų ir dalinti tos pinigus. Kodėl aš čia turiu dar kažką mokyti, dar kažkam kažką, ne, vaikeli, mokysi, darysi, sėdėsi prie tų video ir aš tave laiminsiu dar daugiau už tai, kad tu man dirbi ne broliam, ne sesam, ne tėvam, ne darbdaviam, aš tavo aprūpintojas. Šlovė tau, Jėzau, va, jėga. Tai tokia santraupa. Sėja pjūtis, davimas, gavimas, prioritetas. Dievo karalystė, pasaulyje šūdas, nieko ten nėra. Infliacija, defliacija, valiutos devalvacija, karai,
pykčiai ir taip toliau. Dievo karalystėje šito nėra. Meilė, dosnumas, nuoširdumas, švarumas, tyrumas, šviesa. Nieko bendras su tamsa neturi. Abrakadabra. Paklusnumas. Pasakė Dievas, čiuoži darai. Nedarai, prašau, rezultatas. Davei, gavai, pasėjai, nupjausi. Tokia istorija. Ištikimybė mažame. Neprašinėkit niekas, aš Dievo akimis žiūrint, ne? Ir matyčiau, mane žmogus prašo. Nu ko tu čia manęs prašai, tikrai aš tau neduosiu. Tu pirmą susitvarkyk savo šitą mažą indelį, kur tu turi. Ir išmoksim, pasidarysim, nes kai tu pradedi finansų skaičiuoti, tu išsilaisvini, tu žinai, kiek tu išleidai, pasidarysim knygutės, galėsit paremti fondą, ten atspausdinsiu aš tų knygučių, jums padarysiu, kad turėtumėt kur rašyti kiekvieną dieną. Nes kai kas appsais naudojasi, aplikacijom, bet suvedinėja ten bankinės visokias programėlės, suvedinėja ten savo išlaidas, pajamas ir taip toliau, nenumatytas išlaidas, mokesčius. Bet kai tu rašai ranka, tu skiri laiko Dievui, tu jau su Dievu, Dieve einam, sutvarkysim, pasižiūrim. Aha, šiandien atsiverti savo banką, čia išleidau, aha, čia nuvažiavau, tuk. Kur galima sutaupyti šią dieną? Aha, čia sutaupyti, gerai. Mano tikslas, aš noriu pasinaudoti fondo galimybėmis gilesnėmis, kur galėsiu daugiau išmokti, pasiklausyti patirties, galbūt surasti darbą ir panašiai, galbūt patarnauti netgi, jeigu darysim kokį renginį, kad reikės tarnautojų, kas patarnaus, kas galės ten prie bilietų pasižiūrėti ir panašiai. Čia, daug dalykų. Ir vėl aš nuklydau kažkur tai, nes labai didelė tokia banga emocija. Emocijų perėjo. Tai va, tai paklusnumas Dievo paklusnumas, ištikimybė mažame, ištikimybė mažame. Jeigu mes ištikime, mažame Dievas dadeda, pradedi grybaut, tave į Šri Lanką, į džiunglės, pas bežionės, į vandenyną, šilta, gera, toks atogražų klimatas, toks, fantastika, viskas pigiai. Gali gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Saulė, lietus buvo taip pat, bet ir va. Tai yra ištikimybė. Ir kada tau duoda daugiau, tu jau pradedi kažkur ten nugrybaut, tave išveda, pastato atgal į vietą ir tu grįžti naujas, su naujais, kaip sakant, atsinaujinimais. Pirmoji derliaus pagarba. Dešimtinė. Tai sakau, dešimtinė yra vienas toks svarbiausių dalykų, nes jeigu tu visada duosi dešimtinę, tu niekada nestokosi. Nebus tau taip, kad tave Dievas apleis. Per dešimtinę jis visada tave aprūpins. Visada. 10% nuo pirmų derliaus vaisių, kad nepasidarytų tau tą sumą 50 reikia atiduoti procentų, o tik 10. Ir sakau, ratas, kai apsisuka, duodi gauni. Tu gali net jau susimaišyti, atrodys tau, kad tu čia gauni ir jau tuoj duosi kažkam. Tai va, tarnystė kitiems, tai patarnauti, pasimelsti, padėti finansais, jeigu ten kažkas paprašė. Tiek, kiek gali duoti, ne tiek, kiek gali paskolinti, bet tiek, kiek gali duoti. Tiksliau ateina, paprašo sumos, jau ten tau pasako, kiek laiko, jau mes ten, jis žino, kada ten tau atiduos ir taip toliau, tu nieko negali žinoti be Dievo. Tai geriau duoti ir viskas. Ate, Dieve, aš padaviau tiek, kiek mano širdį laisva. Ir viskas. Patarnauti, meilę, šilumą, atiduoti tą, parodyti žmogui, netikinčiam, kad Dievo meilė yra begalinė. Dievas numirė už tave ant kryžiaus. Dievas išlaisvina, Dievas išgelbėja, Dievas kviečia pas save. Daug dalykų tokių dvasinių, nebūtinai materialinių. Ir dėkingumas, dėkokit už viską, ką turit. Jeigu neturit
Jeigu turit akis, dėkokit už akis, kad galit matyti, dėkokit už viską, už viską, už viską. Turit sveikatą, dėkokit už sveikatą. Neturit sveikatos, dėkokit, kad neturit sveikatos. Dievas kažką nori parodyti per tai. Eva laiminu visus Jėzaus vardu. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Dėkit like, follow kanalą ir iki.